Nedaug žmonių yra girdėję apie Bafalo veršelio kelio moterį, Šiaurės Čejienų karę, kuri gyveno 1870-aisiais, kai JAV vyriausybė iškeldinėjo didžiųjų lygumų vietinius gyventojus. Tačiau turėtume apie ją žinoti daugiau, nes būtent ji buvo atsakinga už leitenanto Džordžo Kasterio nužudymą liūdnai pagarsėjusiame Mažojo Bighorno mūšyje 1876 metais. Mažai žinoma apie moters, kuri vėliau taps viena svarbiausių asmenybių garsiausiuose lygumų indėnų sunaikinimo ir Amerikos vyriausybės karo prieš juos 1870-aisiais įvykiuose kilmę ir ankstyvą gyvenimą. Bafalo Kelijo Veršio. Moteris, kuri taip pat buvo žinoma tiesiog kaip Bafalo Kelijo Veršio moteris, arba netgi drąsi moteris, tikriausiai gimė 1840-aisiais arba ankstyvaisiais 1850-aisiais. Ji priklausė šajenių genčiai, kuri buvo viena iš didžiųjų lygumų indėnų tautų. XIX amžiuje šajenai buvo tik viena iš daugelio indėnų tautų gyvenusių didžiosiose lygumose, didžiulėje Amerikos žemyno teritorijoje, besidriekiančioje į vakarus nuo didžiųjų ežerų ir apimančioje dabartinės Kanzaso, Nebraskos, Šiaurės ir Pietų Dakotos valstijas, taip pat dalį Kolorado, Ajovos, Minesotos ir Montanos, bei dalį Kanados, esančios į šiaurę nuo Dakotų ir Montanos. Svarbiausi tarp didžiųjų lygumų indėnų buvo sijai, kurie buvo suskirstyti į grupes pagal savo tarmes – Lakota, Dakota ir Nakota. Tuo metu, kai gimė Bafalo veršelio kelio moteris, visi šie didžiųjų lygumų indėnai tik pradėjo jausti tai, ką jie laikė savo žemių užkariautojų iš rytų atėjimą. XIX amžiaus pradžioje Jungtinės valstijos išsiplėtė į vakarus, nuo Amerikos rytinės pakrantės iki didžiųjų ežerų regiono. Ir kai tokie miestai kaip Čikaga sparčiai augo, Amerikos ir Europos naujakurių grupės pradėjo keliauti dar toliau į vakarus, į didžiąsias lygumas, ieškodamos naujų žemių. Tai buvo didžiųjų lygumų indėnų pabaigos pradžia. Pirmasis rimtas konfliktas tarp JAV vyriausybės ir didžiųjų lygumų čiabuvių kilo 1854 metais, kai Bafalo veršelio kelio moteris dar buvo vaikas. Tai buvo pirmasis sijų karas, vykęs 1854-1856 metais. Vėlesni konfliktai kilo 1860-aisiais, kai JAV vyriausybė nesugebėjo laikyti susitarimo, kurį buvo pasiekusi su dalimi sijų tautos, kad šie perleistų dalį savo žemių Vašingtonui mainais į didelę kompensaciją. Visi šie konfliktai paaštrėjo po 1862 metų, kai Montanoje prasidėjo aukso karštinė ir tūkstančiai ieškotojų pradėjo keliauti per didžiąsias lygumas link Grasshopper Creek ir Elder Gulch, kur kai buvo gandai, Montanoje buvo aukso. Galiausiai, po tolesnių neramumų, 1868 metais buvo pasirašyta Fort Laramie sutartis tarp JAV vyriausybės ir daugelio didžiųjų lygumų vietinių tautų. Šis sutartis skyrė juoduosius kalnus Dakotoje ir Vajominge vietinėms tautoms, bei keletą kitų rezervatų Nebraskoje ir Montanoje. Tačiau sutartis atnešė tik laikiną taiką, o Buffalo Calf Road Woman tapo svarbia figūra, kai konfliktas vėl atsinaujino. 1870-aisiais. Iki 1870 vidurio Buffalo Calf Road Woman buvo ištekėjusi. Nors informacijos apie jos asmeninį gyvenimą ir istoriją iki 1876 metų yra labai mažai, žinome, kad ji buvo ištekėjusi už vyro vardu Juodasis Kojotas, Black Coyote, ir jie kartu turėjo 2 vaikus. Jie greičiausiai gimė tik ankstyvaisiais ar viduriniais 1870-aisiais, kaip tikriausiai šiek tiek romantizuotoje Buffalo Calf Road Woman istorijos versijoje. Vėliau Buffalo Calf Road Woman minima kaip 1876 metais ji jojo į karą su kūdikiu ant nugaros. Įvykiai, dėl kurių Buffalo Calf Road Woman tapo gerai žinoma, prasidėjo 1874 metais. Tais metais JAV vyriausybė išsiuntė ekspediciją iš Bismarko, Šiaurės Dakotoje, į Juoduosius kalnus. Jų tikslas buvo rasti tinkamą vietą fortui įkurti, toliau tyrinėti šį regioną ir taip pat ištirti pelningos aukso kasybos galimybės.
Ekspedicijai vadovavo leitenantas pulkininkas George'as Armstrongas Custeris, žmogus, kuris po 2 metų išgarsėjo dėl visai negerų priežasčių. 1874 metų ekspedicija į Juoduosius kalnus buvo Fort Laramio sutarties pažeidimas, tačiau Sijų ir kitos didžiųjų lygumų tautos iš karto nereagavo. Vietoj to juos veikti privertė vėlesni įvykiai. Po ekspedicijos pasklido žinia, kad Juoduosiuose kalnuose yra nemažai aukso gyslų ir per kelias savaitės į Juoduosius kalnus pradėjo plūsti laimės ieškotojai ir spekuliantai, norintys praturtėti. Iš pradžių kai kurie jų bandė derėti su JAV vyriausybė ir išsiuntė keletą savo vyresniųjų vadų – Raudonąjį debesį ir Dėmėtąją uodegą į Vašingtoną, kad prašytų sustabdyti naujakurių antplūdį į Juodąsias kalvas. Tačiau kiti nebenorėjo daugiau derėtis. Taip vadai sėdintis jautis ir pašėlęs arklys. 1876 metais vadovavo Sijų ir Šajenų konfederacijai kare prieš JAV vyriausybę. Didžiajame Sijų kare, kaip jis dabar vadinamas, iškilo svarbi asmenybė – Buffalo Calf Road Woman. Pirmasis didelis karo mūšis, kuriame pasirodė Buffalo Calf Road Woman, buvo Rozebudo mūšis 1876 m. birželio 17 d. Montanos teritorijoje. Čia prie Rozebudo upelio maždaug 1000–2000 Sioux ir Šajenų kariai susikovė su maždaug 900 Amerikos karių, kuriems vadovavo generolas George'as R. Crookas. Po to sekė kelias valandas trukę protarpiniai susirėmimai, o Sioux ir Šajenai bandė pulti Crooko karius, prieš trumpam atsitraukdami. Tačiau galiausiai Crookas pradėjo įgyti pranašumą ir Sioux bei Šajenai pradėjo trauktis. Tada staiga Buffalo Calf Road Woman grįžo atgal ir puolė prieš Crooko pajėgas. Jos brolis, žymus Šajenų karys, vadas Chief Comes in Sight, buvo sužeistas ir būtų turėjęs likti mūšio lauke, jei nieko nebūtų padaryta. Buffalo Calf Road Woman pagriebė savo brolį ir su juo nujojo į saugią vietą. Mūšio pasakojimai rodo, kad šis poelgis privertė Sioux ir Šajenus susitelkti, o per kelias valandas po to Crookas buvo priverstas taktiškai atsitraukti ir laukti pastiprinimo. Pagerdami jos poelgį, didžiųjų lygumų žmonės šį mūšį pradėjo vadinti kova, kurioje mergina išgelbėjo savo brolį. Rozebudo mūšis vis dėlto buvo tik įžanga į dar garsesnį didžiojo Sioux karo susirėmimą. Praėjus kiek daugiau nei savaitei po to pirmojo mūšio, 1876 m. birželio 25 d. sėdintis jautis ir pašėlęs arklys pasiuntė maždaug 2000–2500 karių pajėgas. Šių ir Šajenų indėnai išsidėstė palei mažojo Bighorno upę Krovo indėnų rezervate, pietryčių Montanos teritorijoje. Buffalo Calf Road Woman buvo tarp jų ir jie tykojo. Ekspedicijai vadovavo ne kas kitas, o leitenantas pulkininkas George'as Custeris, tas pats JAV vadas, kuris 1874 metais vadovavo ekspedicijai į Juodąsias kalvas, kas galiausiai ir lėmė didžiojo Sioux karo pradžią. Custeris turėjo su savimi 7-ąjį kavalerijos pulką apie 700 vyrų, tačiau tą dieną Custeris padarė rimtą klaidą. Nepaisydamas pranešimų apie stiprią Sioux ir Šajenių indėnų pajėgą toje vietovėje, Custeris padalijo savo vadovaujamus dalinius. Tai pamatęs sėdintis jautis ir pašėlęs arklys, įsakė pulti Custerį ir jo mažesnį būrį. Per kilusią pasalą jie buvo apsupti ir galiausiai Custeris bei 268 jo vyrai žuvo. Todėl tai tapo viena didžiausių didžiųjų lygumų indėnų pergalių prieš JAV kariuomenę. Kur čia atsiranda Buffalo Calf Road Woman, tai dabar manoma, kad būtent ji nužudė Custerį. Nepaisant visko, Custerio paskutinis pasipriešinimas, kaip jis tapo žinomas Amerikos istorijos tradicijoje, iš tikrųjų tėra tik JAV įstatymo dalis. Iš tiesų mes žinome labai mažai apie tai, kas nutiko Custeriui, nes beveik visi amerikiečiai toje vietovėje buvo nužudyti, o vieninteliai išgyvenę liudininkai buvo Sioux ir Cheyenai. Tačiau 2005 metais buvo padarytas stulbinantis atskleidimas.
Čėjėnų vyresnysis vardu Frankas Rowlandas laikraščiui Independent Record Montanoje papasakojo apie mažojo Bighorno mūšį, kad vadai liepia laikytis tylos įžado 100 vasarų. Dabar praėjo 100 vasarų ir mes nutraukėme tylą. Jis toliau pasakojo, kaip kelios karės laukė mūšio pakraščiuose, kai Buffalo Calf Road Woman išvažiavo į priekį ir lazda numušė Casterį nuo arklio. Jį turbūt perjojo arba jis trenkėsi galva krisdamas, nes sakoma, kad ji jį nužudė. Taip, Buffalo Calf Road Woman turi savo vietą Amerikos istorijos metraščiuose, kaip moteris, kuri nužudė Casterį jo paskutinėme mūšyje. Nuo tada mažojo Bighorno mūšis tapo garsiausių JAV vyriausybės ir didžiųjų lygumų vietinių tautų karų įvykių. Tačiau galiausiai didžioji pergalė, kurią Sioux ir Šajanių gentys pasiekė mažojo Bighorno mūšyje, tapo jų sėkmės viršūnė didžiajame Sioux kare. Kai žinia apie Casterio vyrų pralaimėjimą pasiekė vyriausybę, rudenį į šį regioną buvo pasiųstos papildomos pajėgos. Kai 1877 metų pavasarį buvo pradėtos naujos karinės kampanijos, kelios konflikte dalyvavusios gentys pradėjo pasiduoti vyriausybei. 1877 metų rugsėjį beprotis arklys buvo sučiuptas ir nužudytas. Sėdintis jautis vėliau su dalimi savo pasekėjų persikėlė per šiaurinę sieną į Kanadą. Iki 1878 metų karas buvo baigtas ir daugelis jame dalyvavusių buvo perkelti į naujas indėnų rezervacijas. Didelė dalis čėjėnų, įskaitant Buffalo Calf Road Woman, jos vyrą Black Coyote ir jų 2 vaikus, buvo perkelti į pietus, į Oklahomą. Ir būtent jų įkalinimas čia lėmė paskutinį mums žinomą epizodą moters, kuri nužudė Casterį prie mažojo Bighorno gyvenime. Oklahomos rezervate netrukus kilo tymų protrūkis, kuris pradėjo naikinti ten gyvenančius čėjėnus. Todėl 1878 m. rugpjūtį vadai pradėjo organizuoti savo žmones grįžti į šiaurę, į protėvių žemes. Todėl rugsėjo 8 dieną jų vadai, mažasis vilkas, bukas peilis, laukinis kiaulys ir kairė ranka, vedė apie 350 čėjėnų iš savo rezervato į šiaurę. Tarp jų buvo ir Buffalo Calf Road Woman su savo šeima. Ši kelionė tapo žinoma kaip šiaurinių čėjėnų egzodas. Šiaurinių čėjėnų egzodas galiausiai baigėsi sėkme. Pagrindinė grupė sugrįžo į šiaurę ir galiausiai federalinė vyriausybė jiems suteikė žemės Montanoje, kur jie galėjo pasilikti. Tačiau Buffalo Calf Road Woman ir jos šeima ten niekada nepasiekė. Pakeliui jos vyras, Black Coyote, įsivėlė į ginčą su kitu vyru vardu Black Rain ir jį nušovė. Dėl to jis ir jo išplėstinė šeima, įskaitant Buffalo Calf Road Woman, buvo ištremti iš grupės. Jų galutinis žlugimas įvyko 1879 metų vėlyvą pavasarį. Tuo metu jie įsivėlė į incidentą prie Mixpos upelio su kai kuriais JAV kareiviais. Dėl to iš netoliese esančios Fort Keogh įgulos buvo pasiųsti kareiviai ir 1879 metų balandžio 10 dieną mažoji grupė buvo suimta ir išsiųsta į Mileso miestą Montanoje. Ten Black Coyote buvo apkaltintas ir pripažintas kaltu dėl žmogžudystės ir buvo numatyta jį kartu su dar 3 grupės vyrais įvykdyti mirties bausmę birželio pradžioje. Buffalo Calf Road Woman tiek ilgai neišgyveno. Būdama suimta Mileso mieste, ji mirė nuo kažkokios vakariečių ligos, su kuria jos organizmas nesugebėjo kovoti. Greičiausiai difterija arba maliarija. Black Coyote pasikorė likus kelioms dienoms iki jo egzekucijos. Taigi moteris, kuri nužudė Casterį prie Little Bighorn, mirė kaip ir daugelis kitų Amerikos indėnų, nekovodama mūšio lauke, o nuo vienos iš daugelio ligų, kurias į Ameriką atnešė europiečiai. Ačiū visiems, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą apie Buffalo Calf Road Woman. Tikiuosi, jums buvo įdomu. Parašykite komentaruose, ką manote apie jos gyvenimą. Jei turite kokių nors pasiūlymų, taip pat palikite juos komentaruose. Tikiuosi, kad esate užsiprenumeravę mano kanalą ir įjungę pranešimus, kad gautumėte visus mano vaizdo įrašus vos tik juos įkeliu.
Na tai viskas iš manęs, tad pasimatysime kitame Forgotten Life. Ačiū.